Kalnų grožis turi savo kainą. Laukia dar 100 metrų sukilimo. Čia jau antras gabaliukas šiandien. O bendrai šiandien sukilti reikės 600 metrų. Važiuojam. 10 kelionės diena. Pamiršau vakar pasidžiaugti, kad įveikiau 1000 km. Tai va, tai per 9 dienas nuvažiavau 1000 ir užsidirbau dieną poilsio. Tai tą darysiu. Bratislavoj imsiu day offą. Biškį atsigauti, statyti, ypač redinės lygį pakelti. Šiandien savijauta gera, pamiegojau daugiau, 7 su biškį valandų. Tai redinės pabiškį kyla. Miegas buvo tobulas. Negaliu nieko sakyti dabar tos gražus vaizdas. Ir čia gražus vaizdas, visur gražus vaizdas. Taip gražu aplinkoje. Kalnai. Va, kaip gražu aplinkoje. Medžiai, kalnai. Prisiminiau, kad turiu dar skolą. O mano skola yra apie tai, kad aš vakar norėjau papasakoti apie Sileziją. Kaip ir sakiau, kad ten esu ne kartą buvęs. Tai Silezija toks įdomus kraštas. Įdomus kraštas tuo, kad jisai kažkada buvo toks vokiškas. Kai jau buvo galima identifikuoti, kas yra vokiška. Tai po to buvo toks kaip ir žemės padalinimas, dalis atiteko Lenkam. Čia po antro pasaulinio karo tai buvo didžioji dalis Silezijos atiduota Lenkam, o prieš tai buvo Austro-Vengrų imperijos dalis. Dalis netgi ten kažkaip priklausė visą laiką vokiečiam, prūsam. Buvo ten Trečio reicho sudėty, o po antro pasaulinio karo taip įdomiai rusai, tai tarybinė Lenkų valdžia gavo tą kraštą. Čia turbūt derybų su Putinu, Stalinu pasiekmė, kad Silezija atiteko Lenkijai ir Lenkija neteko Lvivo, nes Lvivo tas kraštas buvo Lenkija iki antro pasaulinio. Tai va, ir įdomiausia tai, kad visus vokiečius supakavo ir išvežė į Vokietiją. Toks denacifikavimas vyko nuo Vokietijos tarybiniais laikais. Tai toks šiek tiek primena dabartinius rusų veiksmus, kai jie denacifikuoja žudydami tiesiog ir engdami, o tada jie tiesiog sodino į traukinius turbūt ir išvežė visus. Tai taip yra su ta tarybų valdžia, ta Rusija. Dabartinė, kad ne tarybų, bet mentalas tas pats. Jau daugiau nei 100 metų. Bet kraštas jis kitoks, jis vis tiek vokiškas. Nežinau, ten kažkaip kitaip viskas. Gražu. Tai va, Silezija, įdomi tokia žemė. Jinai kitokia. Daug fabrikų. Mašinos, kad ir ne pačios naujausios, bet visos švarios, didžioji dauguma švarių. Taip kažkaip labai ūkiškai ten tvarkosi, labai gražiai. Architektūra, aišku, vokiška. Viskas pastatyta iki antro pasaulinio yra vokiško stiliaus.
Nu va ir Slovakija. Slovenska Republika. Ir va toks dabar bus downhillas, o paskui, aišku, neišvengiamai sukilimas į kalną. Priėjau į antrą šiandienos viršūnę, dabar esu beveik 700 metrų aukštyje, 691, jeigu tiksliai. Tai dabar laukia downhillas. Reikia apsirengti, nes oras rodo 23-26, bet šaltoka. Šaltoka, savijauta tokia šalta, tai ypač nuo kalno leisis, reikia užsimesti striukytę, nes bus vėsų dar vėsiau, leidžiantis nedirbant. Pirma buvo gal kapojau 110 metrų į viršų. O šita jau kapau virš 150 metrų į viršų. Bet dabar, kaip matau, kas manęs laukia, tai pailsėlis. Pailsėlis. Minsiu sau ramiai nuo kalniuko. Ant didelio greičio tik visą laiką pristabdyti, nes blemba čia tas greitis taip kyla kosmiškai. Saugiai. Svarbiausia saugiai. Skanumėlis, gardumėlis. Kaip nusirengt dabar? Kėdė imt, kol neusirengiau.
nuostabi. Net nepastebėjau, kaip prabėgo tie 115 km, pravažiavo taip. Tos įkalnės tokios kaip ir iššūkis, kad užvažiavus kiekvieną tą kalną, toks didžiulis pasididžiavimas, toksai pasitenkinimas, kad aš įveikiau. Labai fainai. Nesakau, kad čia buvo lengva tos įkalnės, bet tai buvo labai fainai. Labai smagu. Tiek kalnų grožis, tas veiksmas, kurį matau, atrodo, žiūri žmogų šunys vedžiojantį tokių kalne, aišku, ten kamerom nieko nepritrauksiu, o kita vertus nesinori nieko traukti, tiesiog mėgautis va to vaizdu, tom akimirkom. Kažkur protas išeina, atsijungia, toks vau efektas. Tikrai labai geras. Gal buvo ta kelionės įtampa pradžiai, o dabar ar toks susitaikymas dabar įvyksta. Toks labai mėgaujuosi to, ką matau. Labai.